neba, liksiu aš nepaliesta, tavo šaltas žvilgsnis. Aš nežinau, ką man pasakyti tau, užmerk akis ir išgirsk manas mintis. Aš noriu atsisėst ant pasaulio krašto, suskaičiuot žvaigždes. Aš noriu kilt aukštyn ir išskleist sparnus, tik mane paleis. Diena trumpa, dar trumpesnis vakaras. Nebūt laisvai, tai tas pats, kas nematyt, nejaust ir negirdėt, ką vakarais tau sako žvaigždės pasaulio krašte, pasaulio krašte. Noriu atsisėst ant pasaulio krašto, suskaičiuot žvaigždės. Aš noriu kilt aukštyn, tik mane paleis. Aš noriu atsisėst ant pasaulio krašto, suskaičiuot žvaigždės. Aš noriu kilt aukštyn ir išskleist sparnus, tik mane paleis. Oh yeah, noriu kilt, yeah, yeah, Negalėjau apsispręsti, galvojau, o gal Arnoldas, o gal Emilija, o gal ne gal Arnoldas, bet gal Emilija. Ir taip iki pat va dabar ir net nežinočiau, ką daryti, jeigu būčiau jūsų mokytoja. Arnoldo trupučiuką buvo gaila, nes matėsi, kaip jisai ne savo stiliuje bandė atrasti save, kas matėsi, kad netokia ir lengva užduotis. Ir man susidarė įspūdis, kad jum abiem vat iki galo nebuvo jauku. Tau dėl stiliaus, tau galbūt dėl to, kad, na, nelabai ten yra kur, iš tikrųjų. Net nežinau, ką rinkčiaus iš tikrųjų. Nežinau, sunku dabar būtų taip iš karto. Ačiū, Rūta. Dabar būtų smagu sužinoti, ką apie tai galvoja Renata. Renata. Man tai buvo labai smagu žiūrėti. Čia toks jausmas apėmė netgi juokas, kai žiūri du serialus, ar ne? Ir vis norisi pasižiūrėti tuo pačiu metu. Ir norisi ir tą pasižiūrėti, ir tą pasižiūrėti, ir tą. Ir taip blaškiausi ir nieko nesupratau, žinokit. Ir taip likau nesuprat, tai kuriesgi iš jūsų čia tas geresnis, kuris čia tas serialas, ko baigėsi? Tai va tokia nesupratus likau. Bet aišku, mano širdelė labiau linktų prie Emilijos. Tai, ką aš girdėjau šiandieną, jos vokalą. Jie netgi kažko panašus šiek tiek į jūsų duetą. Labai, taip. Aš prasišypsojau iš tikrųjų viso kūrinio metu. Pradžioj pagalvojau, kad, nu, tiesiog jie abu tokie žavūs, bet paskui pagalvojau, kad Arnoldas yra toks su šypsena visą laiką. Žiūrėjau ir man buvo smagu. Buvo gera, šypsojausi. Aš dėl pasirinkimo gal šiek tiek dar uždėlsiu. Kas man nepatiko Emilijoje, tai žinokit, jūsų plaukai. Jie jums krenta ant akių, suprantat? Nesiskųskit, mes turim matyti akis. Artisto veidrodis, pagrindinė detalė visų pirma yra akis ir svarbiausia. Ir aš faktiškai pusę pasirodymą nemačiau, jūs dar profilių labai daug stovėjot. Jeigu jūsų akis yra uždengtos plaukais, tai galite naudoti tik tuo atveju, jei šalia yra vaikinas, kuris tos plaukus kaip mat patrauks. Gerai. Man atrodo, kad kūrinys, viskas buvo man asmeniškai gerai su kūriniu ir manau, kad buvo galimybė ten, kur atsiskleisti. Manau, kad jūs turite prisimti atsakomybę už neradimą, kur nežinau,
kur reikėjo padainuoti ar atlikti vieną kitą frazę. Tai su kūriniu man asmeniškai viskas gerai. Man tiesiog trumpai Arnoldas priminė tokį nesuvaldytą veršiuką. Jo, bet čia nieko blogo, turiu minį, aš tiesiog jis kažkada susivaldys ir bus jautis. Tai kaip tu mane... Jam gal hormonų audros dabar. Kaip tu mane senai vadini tada klausimą? Tai va, man tai net nėra klausimų, ta prasme, Emilija šitoje dvikovoje yra stipresnė, neturi daugiau patirties, jinai stabiliau dainuoja. Turim, Arnoldas irgi turi balsą, valdo jį, bet vertinant šį sezoną ir tolimesnius etapus, tai aš asmeniškai rinkčiausi Emiliją dėl to, kad jaučiu didesnį potencialą ir medžiagą, kurią būtų galima panaudoti kitos etapuose. Nu, kadangi tai yra tokia pora, yra tokie žmonės, kurie sukelia tiesiog geranorišką šypseną ir pakelia nuotaiką. Jūs pažiūrėkite, Arnoldą, meškiukas, Jėzus Marija, fainuolis toks. Ja. Kodėl tu skėši rankom, tu tikrai gumibėra? Praktiškai haribas mažas. Ne, iš tikrųjų, jie tarp kitko, jie sudaro labai salėje gerą abudu atmosferą, jie visą laiką šypsosi. Ir čia prie tos geros atmosferos, prie tos geros nuotaikos sudarimo, reiškia, jau dainavimas kažkaip tai kaip ir nueina į antrą planą. Čia ne Lietuvos balsas būtų Lietuvos nuotaika. Jo. Tai iš tikrųjų labai gražu, aš žinau, kad Arnoldas padarė labai didžiulę pažangą, kada reikėjo rinktis dainą, tai reikėjo rinktis arba Traviatos ariją, reiškia, tik tai Arnoldui, arba šitą dainą jam abiem. Nu, tai nusprendžiau, kad galbūt tada jie abudu tegu padainuoja. Bet reikia rinktis tokios taisyklės. Į kitą etapą keliaujam. Emilija. Don't be a fool for the city nights. I know it's cool, but it's only light. Baby, with you, I can never lie. Labai gerai jaučiuosi, labai džiaugiuosi, labai norėjau nokauto, nes ten dainuosiu labai fainą dainą. Oi, kaip gerai. Nebežinau net ką daugiau pasakyti. Šį vyruką dar galima ir pavogti. Jis turi 3 sekundės tam. Nu, mes tą progą tau sakome, kad vat ir nepaspaudė. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. Elitas. 10 metų kokybės.